Su meistriukais kalbam, kad do 8 metų statybos, jeigu pastatukas čia va kaimynų dabar rodau truputėlį per greitai, savo laiku šitą dailytkę paseno. Šiaip laiko gerokai ilgiau medžio dailylentę. Ir pradėjom dabar ardytis jūsų fasadą. Ir kur problemą spėjom. Nėra visiškai tarpo tarp dailylentės ir to popierinio. Tai kas gaunasi, dailylentė visiškai nekvepuoja, patenka drėgmės, vandens ir jinai visa tiesiog trešta, sensta. Dėl to ir dažai lūpas ir visas kitos problemos. Visokių jau vabaliukų yra įsimetę, tai žiūrėsim. Čia greičiausiai tokia situacija pagal apačią. Čia irgi yra patrešusių tokių, tai čia jau būtinai keisti nuo vietų, kur papūvusių tikrai reiks ardyti. Nu va, kuo toliau vardomės, tuo daugiau staigmenėlių. Čia va, nusardėm šiltinimą, vatą nusiemi. Ir čia va šliečiu jūsų kambario gipso sieną apdailinę. Gipsas, jokių plėvelių, nieko. Dėl to ir šalta, nes viskas eina kiaurai, visas šaltis į gipso sieną. Ir ten greičiausiai per rozetės, per visur dar pučia jums. Tai, 8 metų statyba standartinė.